Round one. Fight! SR Melon. SR Melon. Tie popkornai buvo tikrai basin. O kaip šiandien mano dripas? Kas toks? Tikėtina, kad suaugusiai nesuprato, ką aš ką tik pasakiau. Tai todėl Saulius ir atliko tyrimą, kuriame įsiaiškins, ar suaugę supranta jūsų slengą. Žargoną, Inga. Labas, Ūla. Labas, Sauliau. Šiandien mes tavęs prašysime paaiškinti tavo kartos žodžius. Prieš tai mes pakalbinome suaugusius ir pažiūrėsime, kaip jiems sekėsi atsakyti, ką tie žodžiai reiškia. Ok, Pažiūrim? pažiūrim. Ką reiškia žodis slėjinti? Gerai pavaryt, man atrodo. O kaip įsivaizduoji, ką gali reikšti? Čiuošti. Tai čia, manau, koks nors triukas su slidėm? Sunkiai dirbti turbūt. Žiauriai gerai pavaryt kažkaip. Sleinti reiškia išvertus žudyti, bet anglai dažniausiai tai naudoja, kad girl, you killed it. Tu pavarei kažkas tokio. Fleksinti. Fleksinti, man atrodo, kad įtempti kažką tais. Fleksinti, tai reiškia mėgautis gal kažkaip, kad faina. Pasirodyti. Tai čia, manau, kaip su makrofleksu, kai užpuškinėjai skylės. Pasirodyt, kažką, tipo, parodyt. Jeigu tu, pavyzdžiui, gauni kažkokį naują daiktą, ten kokią skūtą gerą, ir tada tu visiems tokiam, žiūrėk, aš turiu šitą skūtą, jau. Riz. Nežinau. Pirmą kartą girdžiu. Riz, tai rizikuoti tikriausiai. Aš esu girdėjęs, kad kažkas sako rizint, tipo pašiept. Šitą nežinau. Galbūt kažkas, kas yra įtrūkę. Flirtuoti, jo, galima pasakyti. Tokį, sakai, flirto liniją. Ką reiškia žodis pagaustinti? Pagaustinti. Tai čia ne haustinti, Gaustinti. Ne, nežinau. Tai čia, kaip sako, suvaiduoklinti kar nors, ar net. Manau, kad apsidėti baltą paklodę ir išgąsdinti. Tas žmogus bendravo, bet tada staigiai tiesiog nieko nepasakys, jame bendrauja. Tai gaustinti reiškia, kad jeigu tu su kažkokiu žmogum labai gerai draugauji, bet tada po to laiko, tu, pavyzdžiui, mokyklai susitinki, jis tiesiog, tu ten mojuoji jam, sakai labas ir jis tiesiog, nieko neatsako ir taip atrodo, nežinau aš tavęs, bet žmogus jis žino tave tai. Simpinti. O kaip atrodo, kas galėtų būti simpinti? Visiškai nesu. Toks senas pasijutau. Šitą tikrai nežinau. Kažką girdėjau, bet nežinau. Būt, tarkim, nusižiūrėjus kažką, sek socialiniai medijai, kas jie tokie ir ką jie daro, bet iš niekai neparašyti. Pataikauti, kaip jausti simpatiją kažkam tai į tą pusę. Tai simpinti reiškia, tau patinka tas žmogus ir tu turi simpatiją ant jo. Sas. Sas. Irgi pirmą kartą girdžiu. Čia gal kažkoks labiau neigiamas, man atrodo. Tipo romantinis žargonas, sas. Čia gal tipo krašas. Aš tai girdėjau, kai jaunimas sako, kai tu būni toks keistas, tai sako, tu kažkoks sas esi. Suspicious. Įtartinas. Sako tau kažkas, tu labai sus esi. Tai reiškia, tu esi labai įtartinas ir kažką gal tu blogo padarai. Išsiaiškinome, kad šitie žodžiai suaugusiems tikrai nėra labai lengvai suprantami, bet nepulkime jų nurašyti. Jie taip pat turi savo žodžių, kurie galbūt mums bus nelabai įkandami. Ūla, aš tau turiu iššūkį. Pasiruošus? Važiuoja. Ką reiškia žodis ūliavot? Kadangi mano vardas Ūla, tai galima, kad Ūla volioja. Ūliavot reiškia linksmintis. Kitas žodis – sarmata. Sarmata tai gal koks šokas yra, nes aš girdžiu, kaip mano seneliai sako, ir jie tokia sarmata gavau. Davai man šoką, davai man... Gėda. Reiškia gėda. Šmotas. Nuvarai pas senelius ir ten jie padaro tau bulvių košę. Ir tada tokį samtį paėmė ir tokį šmotą duoda į lėkštę. Toks milžinas, toks gabalas. Liuks. Pirmas. Ciokinti. 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 Aš šiaip dabar galvoju žodžius iš raidės ir vienintelis dalykas, kas man kyla į galvą, yra citrina. Citrinos sultis pas. Duosiu užuominą. Stalkinti. Bandyti žiūrėti į tą žmogų, bet... Kitaip tariant, stebėti. Pekla. Oi, pekla šiandien buvo. Lietus kažkoks? Nežinau. Pragaras. A. Multitaskinti.
Gerai, mano vienintelis dalykas, kas kyla į galvą. Žinai, tu žiūri tos filmus ir ten žmonės turi supergalias, žmogus gali pasidauginti. Klonuojas. Jo. Daryti daug darbų vienu metu. Čia būtų multitasking. Bėdoti arba bėdavoti. Nu tai, kad yra kažkokia bėda. Bėda ir tu jos neištaisai. Mano močiutė kiekvieną vakarą bėdavojas. Tu pavaikšto kažkur. Nu, nežinau, pasiduodu. Skundžias. Bėdavoti, skūstis. Ai. Nu gerai, ir dabar paskutinis žodis tau. Ezofagogastrodenofiboskropi. Ai, gal nesvarbu. Nu ką, Ula, buvo smagu, tikrai tau neblogai sekėsi. Ir aš išmokau kažką naujo. Matau, ir tu išmokai senųjų žodžių. Senųjų. Ne senų žmonių žodžių, o senųjų liaudyje vartojimų žodžių. Nu, man irgi buvo labai linksma. Tikiuosi bus linksma ir jums. Aš šiaip net nežinau, ką reiškia swag arba jolo. Nežinai, ką reiškia jolo? Jolo reiškia you only live once. Tu gyveni tik vieną kartą. Nu, okei, dabar žinosim, ką reiškia swag. Swag reiškia swag. Tu atrodai swag, no cap, fr. Okei. Sleinu, swag. Mes abudu sleinam dar. Mes leinam. Nedaryk to. Atsiprašau. Jo, atleidžiu. Gerai.